Visiems sveiki, su jumis vėl aš Dovydas ir šiandien aš filmuosiu antrą dalį žaidimo Super Market Together. Tiesa, pažiūrėkit pirmą dalį, jeigu nežiūrėjote, tik paskui grįžkit prie šitą video. Ką, mes atsiradom prie mūsų parduotuvės kalnus agurkiukai ir mes jų vieną dieną pragyvenom, pas mus dar liko 2000. Aha, mums reikia dabar, taip, čia mūsų kasa, viskas gerai. Ir aš perėjau į kitą lygį, va, aš turiu vieną tašką. Ir mes galim investuoti arba į pieno produktus, arba į gėrimus. Tai va, aš manau geriau pasirinkti pieno produktus. Viskas, mes neturim taškų. Ir tiesiog aš čia. Nesvarbu. Gerai. Taip, bet dar aš norėjau čia pažiūrėti. Nes praeitą kartą aš tiesiog labai ilgai laiko tiesiog buvau kaip kasoje ir dirbu joje. Ir aš noriu paklausti, negalima kažkaip tai... Va, nauji produktai atsirado. Negalima kažkaip tai pasamdyti darbuotojų galbūt? Plakas čia, HR. Ai va, galima. Man atrodo, galima, jo. Gerai, pasamdom pavyzdžiui šitą. Šitą galim pasirašyti, šitą. Ir jo vardas bus, jos vardas bus Ohio. Gerai, bus Ohajos. Toks negalima pasamdyti daugiau darbuotojų. Tai ką čia yra dar darbuotojų, man atrodo, aš čia tik tai vienas esu, jeigu aš neklystu. Nu gerai, žodžiu, gerai, pažiūrėjau, kad čia dar yra. Maksimum galima 0 darbuotojų pasamdyti, nu supratau. Nu gerai, mums reikia nusipirkti produktų, dabar taip, mums trūksta visko. Žodžiu, mums trūksta visko išskyrus druskos, tai mes einam į čia, į produkt order ir va, pirmą nusipirkam cukraus 2, 2 šitos, 2 vandens, 2 šitos. Nu jo, man atrodo kažką per daug šitą trupučiuką. Gerai, gal po vieną ryžiai ir iš šitų irgi visko po vieną. Oho, čia brangokai. Perkam. Ant $1000 išėjo. Nu jo, oi ne, dabar milijardas prekių. Gerai, tikriausiai susitiksim tada, kai aš visas prekes sudėsiu. Tai pradėm. Aš išsudėjau visus tos paprastus produktus rūtose dėžėse, bet liko šitie produktai šitose dėžėse, geltonuose. Ir aš kaip supratau, jiem reikia specialių dėžių ir specialių šitų, tai man atrodo, kad tai yra šaldytuvai, jeigu aš neklystu. Čia galim vieną, čia viskas, man neužtenka pinigų. Nu, galim mažą nusipirkti. Viskas. Nu, pabandysim sudėti. Aš sustačiau visus produktus beveik, mums liko dar tik tai viena dėžė, kuri niekur netiko. Ir tiesa, pas mus sandėlė dar yra druskos, kurią mes galim nunešti ir padėti čia. Žodžiu, aš manau, pirmam laikui užteks tiek produktų ir aš manau, galima truputį pakeisti kainas. Pavyzdžiui, jeigu šitas kainuoja $2, tai gali kainuoti, pavyzdžiui, dabar jau 2,10. Čiuką pakelti kainas galim. Dabar, jeigu vanduo kainuoja €10, jisai kainuoja 9 centų, jo. €8, tai galim pakelti iki €20. Ir šitą galim pakelti iki 8 centų. Ne, iki 75 centų. Šitą galim pakelti iki 2,10. Šitą galim pakelti iki, pavyzdžiui,
30. Šitą galim pakelti iki 40. Viskas dabar čia. Taip, 225 kainuoja, tai pas mus gali kainuoti, gal kainuoja 350. Ar šitie kainuoja €83, tai reiškia, jie gali kainuoti 250. Šitie gali, oi, čia daug jie gali kainuoti šitie. Šitos galima už 5 eurus pardavinėti. Nors ne, galima už 5. Galima už 5. Nors ne, galima už 5 gerą kainą. Dabar šitą mes, galime į 235, mes galime pardavinėti už 350. Šituos galim pardavinėti už irgi 350. Ne, bus labiau. Galim pardavinėti už 3,2. Nu gerai, viskas va taip va. Jie, žodžiu, padeda. Ir aš manau, kad jau galėtume atsidarinėti. Tai atsidarom. Atsidaro parduotuvė. Ateikit kasa, ateikit, mes pasiruošus. Ateikit pirkti maistą. O, šluota. Ateikit pirkti maistą. Pizdi gauni. Viskas tas nėra. Dar vieną, nori dar vieną? Opa, viskas jo nėra. Dabar žiūrėsim. Aš pamačiau, kai montavau video, kad ten buvo skaičius pavogtų prekių. Tipo, jie gali vogti prekės, dėl to aš eisiu, stovėsiu prie įmų ir lauksiu, kol ten viskas nepavogiai prekės, jokios. Eik pirk. Ką, hit me harder, baby. Gerai, nieko tik nevogti, gerai. Opa, paskanuosim prekės. Pa ir 2. O, gerai, jau gerai, jau kažkas yra. Gerai, žiūrim toliau. Dabar ateikit žmonės pas manį. Ir mes pirksim pas manį. Tik nebeikit nuo manęs, gerai? O, jau daug žmonių. Jau po trupučiuką eilė didėja. 15. Pa. Žiūrim, ar nieks nevogia prekių. Kaip ir ne. O, daugokai čia pasėlė. Ai, aš netyčia, atsiprašau. Štai bijau, kad kažkas prasmuks čia pasiims prekių. Gerai. Atsiprašau, aš nenorėjau tau. Oi, nenorėjau. Oi, aš tikrai nenorėjau tau trenkti. Ir tau irgi nenorėjau trenkti. Gerai, kablelis 10. O, viskas, atsiprašau, ne tau, o tau atsiprašau. O tu tam pavogiai iš manęs prekę? Pavogiai iš manęs, jo? Ne, nepavogiai, tai labai gerai tada, jeigu nepavogiai. Gerai, manęs ne klientai laukia. O papa, skanuojam. Viskas. Žodžiu, dabar aš tikrinsiu, jeigu jie bandys pavogti iš manęs kažką. Gerai, 5, viskas. Jeigu nieko iš manęs nepavogiai, nieko, tai labai gerai tada. Gerai, taip. Dabar žiūrim, kas čia dar yra. Kortelė vėl. Nu gerai, jeigu kortelė jau 5 centai dar. Na nieko, jeigu nepavogiai, ne? Nu tai tada gerai, jeigu nieko nepavogiai. Oi, perka iš manęs kiek prekių. Vat aš jūs taip mėgstu žmonės, kurie duoda kortelę. Man net nereikia grąžos ieškoti. Tu nieko nepavogiai, vyriški, ne? Nu jeigu jau sumokėjo, tai jie tikriausiai jau nieko nevogs. Gerai, o kiek daug prisipirka iš šaunuolį. Čia to visai šeimai, taip? Tai gerai, tada kortelė. 27,5. Opa! Bye. Stop, ką tu čia? Nesumokėjai gal? Išpratėjęs tu. Vyras norėjo pavogti iš mūsų. Nu jo, nenorėjau tau trenkti. Ir tau nenorėjau trenkti. Gerai, 15,15. Stop, tu ką paėmė iš manęs? Atiduodi! Ką tu čia vogiai iš manęs? Aš tau čia ne kažkoks tai daiktas, kad iš manęs vog. Čia mano parduotuvė, žmogau.
Aha, tet, neatsiprašau žmogau, aš ir moterį aš irgi norėjau. Gerai, 2, 3, oi, 2, 3. 1, 2, 3. Ten, 1, 2, 3. Va, jiem, niekas iš manęs nieko nevogė ten. Išpratėjai gal vogti iš manęs daiktus. Gal aš vogsiu. Gerai, žiūrim toliau, taip. 14. O, ne taip. 14,7. Opa! Žiūrim, niekas iš manęs nieko nevogė ten. Aš kontroliuoju viską. Galbūt. Nieksgi nieko iš manęs nevogė. O, čia pinigus. Tau gražu, kiek tu 30 duodė? 30. 1, 2, 3. Va, imk. Jokauju, tu ką patikėjai. Kokiu užduosiu 1 centų daugiau? Imk tu 1 centų daugiau gavosi. Niekas ganėdė? Gerai, taip, skanuojam. Nu ir žodžiu, aš Spotify ir toliau ir darysiu. Stop! Ką tu čia vagi? Duok mano vandenį ir Sprite atiduok. Ten druska, nu gerai, nesvarbu. Kiek man ten 13,9. Jūs čia nekreipkite dėmesio, gerai? Čia profilaktikai reikia, kad viskas būtų gerai. Oi, atsiprašau. Aha, 30 graža 19,9. O 19... Gerai, 19. Turi ir 9. Opa, stop, ką? Stop! Ką tu ėmėdžiai iš manęs net? Iš parduotuvės, sakau, net nespėjau išeit, gerai. Ir dar reikia 5 centus duoti. O, jiem. Nieks pro manęs nepasprūsk, nieks šiop. Aš išmoksiu kalbėti kažkada, tai ar ne. Gerai, 11. 11 ir 10 centų, idealu. Dabar niekas iš manęs nieko nevogė, vagišiai jūs maži. Dar milijardas prekių liko. Nu jo, važiuoju, aš laimingas žmogus esu. Gerai. 4 ir 7, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ai. Man atrodo, šiam daviau per daug. Nu nieko. Pliusė gavus. Gerai, dam 8. 8 ir 10. Gerai, niek čia. O, dedukas, ką čia reikia policija? To policija nepadės. Kažko jis man primena, labai panašus žmogus. O jūs netvynė čia netyčia, čia copy-paste, jo, jūs dievas copy-paste, kai jūs kūrė, taip? Nu gerai, tada. Taip, dabar 19 ir 8, 5. 19 ir 8, 5. O, ten kažkas jau prasmuko, man atrodo. Kur tu čia eini su mano prekiam? Ir tu! Išpratėjo, dedukai ateina kažkokie, javo mano prekės. Aha, tikrai, neimgu. Dar pastebėjusiu, žinokit, jums bus taip blogai, net geriau nejuokaukit su manim. Gerai, 19. Ir šiam 5. O, papa. Gerai, toliau. Opa, parduotuvėlė, vandenukas nuomojam. Va, viskas gerai. Taip, 24. Dabar 25. Ir 9. A, per daug daviau. Kaip atimt? Ne, nu tai jiems savo tos O tai savo draugą pamiršai. Pamiršai, ne savo draugą. A, tu čia irgi tiek pat pirkai, tu čia dviese gal galėjot pirkti, iš karto dvynės jūs papuolėt, matot man. $15 gražos, kaip ir norėjai. O, paėmė kažkokį šūdą, sūris, svarbiausiai sūrį, atsiprašau, ir tau, ir va tau, ir šitam va... Kas tu? Tu nelegaliai patekai į Europą? Tu turi būti Afrikoje, kokius pas tai gražius sakys, bet tu turi būti Afrikoje, tu gi afrikietis, taigi matosi. Eik iš čia, viskas, aš tai išvysiu. Gerai, taip, kai čia nekreipkite dėmesio, čia tiesiog man pirmą kartą taip gyvenime. Gerai, taip. O, tai kažkas jau išėjo. Nesumokėjęs! Kuo tu čia nepasiemame? Viskas, man reikia tik atspausti enter. Va, gerai, viskas. Stop!
Atiduok mano 2 butelius vandens. Čia 400 mililitrų. Ką? Kur tu eini dabar? Pasiėmė mano prekes ir išeina jisai. Kur tu ėmė mano prekes? Ate, drauguži, pasiėmė kažkokį sodų. Dar turi? Ai, ne, gaila. Ką jūs išpratėjot? Po manim, kur tu eini? Nebėg, surasiu, vis tiek surasiu. O guli mano majonezas. Visi už manęs ten viską vogia, man pinigų reikia užsidirvinėti, jeigu ką. Atsiprašau. Gerai, taip, duom vienas. Lelis 2. Eik. Bet man nepatinka tie žmonės, kurie ateina, pasiema prekę ir nesumoka. Ach, jūs, aišku. Gerai, 10. Ir šiam 5. Tai 1, 2, 3. Man kažkas iš jo nesumokės? Atiduodi mano ryžius. Mano ryžiai šventas dalykas. Tu nepaėmei? Gerai, nepaėmei. Eina, parazitas, atiduok mano prekes. Čia mano viskas. Čia mano. Kur tu? Eik į kitą pusę. O čia dar, majonezą dar turėjai. Ką tu čia? Ėmė iš manęs viską. Policija, atsibodo. Ko tu ėmė viską? Atiduok tu mano majonezą, mano atiduok. Ko ten dar turi kažką? Ateini čia dabar. Opa ir vandenukas. Aš ten nespėsiu visų aptarnaut, man atrodo. Su tokiais vagišiais, va. Spraitas visokie, va. Va čia va geri žmonės, kurie apmoka. Tik tai blogi, kurie be kortelės, kaip šitą moteriškę. Pasirė moteriškę, aš nemačiau jų. Tram 5, kem 5. Va, imk, hei. Atiduok čia mano prekės. Mano. Ir tu turi atiduok. Kur tu bėgi? Nebėg. Neturi daugiau. Moteriška, tu ne viską išmetei. O, dabar jau viską. O gal ir ne? Tu išpratėjai, dar turi kažką, taip? O gal ir neturi. Nu gerai. Skanus agurkiukai taigi dėlį. O, euras šiam 8. Kur tu nesumokėsi išeini iš vis? Atiduok mano visas prekes, kurias tu turi tiesiog. Viskas, gal nieko neturi. Gerai, dabar taip. Kasa užsidaro, nes žmonių per daug. 12.30. Tram 7 eurai. Ne per daug jums čia tau duot gražą, o man ant ko gyvent. Va, jiem. Va, čia tu negariukas. Net negariukas sumokėjo, tu nesumokėjai. Nu, jeigu ką, aš nerasistas YouTube'ai, nebanink, prašau. Nu jo, tai šitie detektoriai... Ai. Ką tu čia aš nesupratau. Lionelį Messi. Kodėl tu toks taip panašus į Lionelį Messi? Stop, tu nesumokėjai ir tu niekur nepabėgsi. Niekur nepabėgsi, sakau. Mano majonezo vis nieks. Viskas gali bėgti. Gerai, ten dar valiojasi mano prekės. O papa, dar spraituko. Gerai, dabar žiūrėkit, žmonės, man reikia greitai viską nuskanuoti, kortelę greitai galima 18,10. O, idealu, dar nieks neišeina, jo. Kur tu ten išeini susirašai? Aha, gerai, tai žiūrėk, tegul šitas irgi yra įėjimas, o čia yra, gerai. Čia yra tik įėjimas, va, viskas, tai yra geriau, tai va, jau eina nesumokėjusi, jau eina nuo manęs, čia šiaip tai mano majonezas, ar ką aš ten parduodu, nu kažką aš parduodu, bet čia mano yra, supratai moteriškė. Gerai, taip, toliau žiūrim, dabar padariau, kad aš galėčiau matyti perku. Toks šūdinas žmogus, kad paėmė visas mano prekės tiesiog. Čia ne viskas, iš tais ne viskas iškrito, dantų šepetuką pasiėmė čia. Stok, atiduok. Mano, viskas mano yra. Čia mano. Kodėl skajama dar vienas, kur tu eini čia dabar? Kur tu čia eini? Nesuprantu.
Gerai, man reikia dirbti. Gerai, viskas, dabar jau greitų būdų reikia tiesiog 7-5. Aha, gerai. Tu dabar, aha, oho, kiek daug dar mažytė. Kasa nedirba, tai va, kodėl visi išeina. Aš padarysiu dabar, kad galima būtų tik išeiti. Aš negaliu pakeisti. Va, šito praeimo nėra. Viskas. O tai prekės kur? Liu, kur prekės? Ai, gerai. 1, 2, 3, 1, 2. Gerai. Greičiau. Tas jau eina nesumokėjęs. Nepabėgsi. Mano viskas. O, iš tas skrenda tiek daug visko, kaip nežinau iš ko, žodžiu. Gerai. 9,8. Vajum. Gerai, majonezai, mandarinų padažas. Nu, viskas mūsų stiliui. Nežinau, ar ten mandarinų padažas, bet ten kažkas panašaus yra. Gerai, o papa. Ir paskutinis klientas. Šaunuolė, nusipirkai druskos, vandens ir kakavos. Ir sūrio. Aš tik dabar supratau, kad mums pardavinėja parduotuviai tik ryžius, vandenį ir sūrį. Gerai, viskas. Užsidaro, mes užsidarom. Nu gerai, viskas. Einam dabar baigti dieną. Aha, gerai. Baigiam. Nu ką. Per antrą dieną mes esam minuse. Nes vėl pirkom tų visų šitų. Gerai, buvo 34 klientai, 22 kartus pavogta buvo. Kaip gerai, kad pavogta buvo. Nu, mes kažkur plius esam. Mes prašykom 220 eurų dėl to, kad jie pavogė prekes. Taigi skanus agurkiukai yra, kodėl aš nesuprantu, čia taip gerai yra viskas. Gerai, dabar susitarėm, kad tas praėjimas yra uždarytas. Šitą praėjimą galima tik tai užeit. Šitą galima užeit ir išeit. Ir šitą galima tik tai įeit. Naujų taškų mes negavom, o turim vieną tašką. Tai mes galim dabar patobulinti gėrimus arba dar produktus. Aš manau, kad geriau būtų gal nusipirkti va šitą. Gerai. Nu ką, bet kaip visada, trečią dieną mes jau žiūrėsim per kitą seriją. Tai tikriausiai serija išėjo labai trumpa, gal spėjau 8-9 minučių. Tai va, nu gerai, visiems ate.